Nori greitos, skanios ir sveikatai naudingos vakarienės, tau siūlau išbandyti šį receptą. Cukinijų vafliai be glitimo, be cukraus, daug baltymų, daug daržovių, sveikatai naudingi ir be galo gardus. Siūlau išbandyti šį receptą su specialiu pateikimu, apie kurį papasakosiu vėliau. O dabar staigiai turi namuose 2 cukinijas, jie sutarkuok per smulkesnę nei burokinę tarką, įmuš 4 kiaušinius, įdėk kukurūzų miltų, įpilk augalinio pieno, aš pyliau avižų, bet tinka ir kitas tavo mėgstamas augalinis pienas arba kitaip vadinamas gėrimas, įpilk alyvuogių aliejaus 2-3 šaukštus ir viską gerai išmaišyk, dėk į vaflių arba širdelių keptuvę ir iškepk šiuos nuostabius vaflius. O pateikiau kartu su fantastiniu vasaros itališku pasirinkimu, tai yra pomidorais, mozzarella ir avokadu, apšlakščiau truputėlį pipirais, druskytę, apšlakščiau balzamiko padažu, alyvuogių aliejumi ir be galo tinka prie šių vaflių. Išmėgink šį receptą, patiks visai šeimai. Patiko šis mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. O juk kiekvienas iš jūsų nori valgyti skaniai, greitai paruošti maistą ir kad patiktų visai šeimai. Įsigyk mano sveiko maisto gamybos knygą, kurioje yra net 322 receptai, tai yra kaip enciklopedija, kuri turi būti kiekvienoje virtuvėje.